Nu labą rytą. Nu va, šiandien oras geresnis jau. Mėgau neblogai visai. Bandysime eiti iki kelto ir plauksim į Porto Venerę. Ir pasižiūrėsim, kas ten per portas. Pasivaikščiosim po ten. Ir kažkaip pėsčiom turėtumėm pareiti iki Spezijos, apie 12 km. Kažkaip toks planas, bet pažiūrėsime, aišku, kaip gausis, tai pirmą kartą. Važiuoju, pasižiūrėsim. Einu dabar kažką gal užkas dar prieš plaukiant. Smagi vieta visai. Laiptais įlipti visur. Aš sakiau kapučino, gerai atrodo. Ir omletą dar turi atnešti. Ir pusryčiausim ir toliau keliausim. Gerai atrodo, ne? Skanaus man. Atnešiu omletą. Vėl taip pas juos viskas paprastai. Nieko gudro. Pusryčiai. Man nusipirko bilietą. Porto Venere. Žmonių bile kiek. Kaip jie telpa laivą, nespranta. Lauksim. Lauksim. Žiūrėsim. Gal įtilpsim. Nu ką, plaukiam. Porto Venere iš Las Spezijos. Nu va, Porto Venere. Atplaukiam. Graži vieta tokia visai. Gražu. Einam apsižiūrėsim, kas čia gero. Šitoj Porto Venerėj. Venerė. Kaip aš akinių nepasėmiau, nesuprantu iš viešbučio. Kas per bairis. Nesau. Pirmą saulėtą dieną aš baigiau. Nu ką padarysi?
O. Kokie atvykę. Centrinė gatvė. Centrinė gatvė. Porto Venere. Vai? Pas obligé de signer, hein. Viršų pasižiūrėk. Pour que son album photo il sorte. Questa rosina. Prova. Ir pačiam viršui va. Pasimelskite. Pakutę uždegti. Jeigu yra kalno kelias, kažkada bus ir nuo kalno. Žadėjau eiti, pagalvojau kokį aukštį. Jau viso, batareikas nusėdo. Reikia poilsio. Iš ten, kur laivelis plaukė, tai jau. Ir toliau palei pakrantę. Kažkur nebebus, bet kaip suprantu, reikės ten lygiai būt viršaus užlipti. Aha. Bet vaizdai viską atperka. Viską atperka šitą jūrą. Viską. Nulipam toliau. Viršų, viršų ir viršų. Iš paukščio skrydžio vaizdelis. Medžiai. Jeigu krisčiau ant medžių.
viršūnių. Figėnai. Figėnai, iki pusę kilo jau pakilau į viršų. Išlindau iš miško, palei Paskardį einu. O, kaip ten nulipt reikės, nežinau, bet kažkaip dar ten lipt reikės. Eina savo. Viduržemio jūra. Ant delno. Iš paukščio skrydžio, kartu su paukščiais skraidau. Baigėsi mano kelias. Kažkur net ten nuėjau. Reikės grįžti atgal. Bet užtat vaizdeliai tai achujieni. Čiūda turėtų praeiti, fiks znait. Gal nerizikuosiu. Va, ten kažkur specija. Turiu ten nueiti kažkur apie 10 kilų dar. Apeit ten aplink visą iškušulį, aplink vandenį. Ratą tokį ir nueiti. Pareinu va iš ten. Iš kur toli. Vidury kalnų. Kiosks. Gali atsigaivinti, alaus atsigerti. Špricų, proseko. Toliau eiti. Kažkaip bijočiau gerti alaus dabar. Čia taip jeigu nėra. Geras. Iš šuniuks keliauja per kalnus. Sėmiau espresso, vandens, espresso eurus, vanduo eurus, normaliai. Iš ten va toli priejau. Eisim toliau, geriam. Vėjam toliau. Palsėjom biškį, vandenuko, kavos. Na įvaram toliau, dar 9 kilai. Kažkoks kosmosas. Čia įmanoma taip nueiti. Tiesa. Pirmas 2 kilus galvojau, kad numirsiu. Organizmas šoko būsenoj. Bet dabar toliau kažkaip įsijungia tas kvėpavimas trečias. Visai neblogai eina. Kojos nustoja, sąnariai skaudėti. Jau vos nesisukau atgal po 2 kilų. Pramušiu. Dabar visai taip smagiai paliko. Nebedūstu taip. Ir varau toliau. Važiuos vaizdais, ramiai, neskubant. Super orėlis. Tik apsimoviau, blėt, ilgas kelnes. Iki šortų. Pažiūrėjau, kad 17 laipsnių rodė prognozė. Galvoju, užlipsiu į kalnus ant prie jūros. Šis bus 12. Vėsų yra, bet šortų reikėjo. Būtų buvo žymiai lengviau. Ir esu vis šlapsiu taip pat taip. Viduržemio jūra. Na vo, o kaip čia praeidaba tokiais skardžiais varai. Noridėtume visą gerą. Einam toliau. Kelio nėra, tik skardis ir prieki kalnai. O, ir einam. Tokiais va keleliais. Čia, kai noridėtum pėzę. Būtų. Raguvilė. Labai raguvilė būtų. Va, antai pėzė. Dar liko 6,5 kilų iki jos. Daugiau 7 kokie. Tuo suksiu neužilgo dešinę. Ir jau eisiu link miesto. Asfaltą kažkokį čia jau. Biškai lengviau eiti, mes kaip suprantu, čia trumpai ateisiu. Dar vis viršų. Kaimų praėjau kažkokį tais. Eiti toliau į viršų. Turiu pasiekti 600 metrų virš jūros lygio. Dar nepasiekiau. Kažkokie babaušiai pasitinka. Šaunam toliau. Na va, pasiekiau aukščiausią tašką.
600 pm kažkur metrų virš jūros lygio. Nuėjau 8 kilus. Esu su debesiais kartu, aukščiau negu debesis. Nu dabar 4 kilai į apačią. Ir atsidursiu va ten namai man. Blia, koks vaizdelis eina savo. Afigienai. Leidžiuos va taip va. Nu, galvojau, kad kilt bus sunkiai. Nusileist, ne ką lengviau. Per kelienus kert konkrečiai čia. No way. Kur dabar? Maliai. Kaip ten suleisti? Akmenynas. Su tarp riedulių. Nuridėsiu su visais rieduliais į apačią. Eina, šik. O. Turiu reikalų. Va, į apačią eidams prie jo bažnyčią. Kalnuose. Gali užeit pasimelsti. Vandens įgerti. Čia pos kažkoks. Išsivirt valį daugelį. Žinai, bet einame. Bejuoju. Ne, čia. Tiesiog. Va. Vienu žodžiu, va, pareinu jau į Lespeziją miestą. Liko 1 kilometras, koks pusantro gal iki centro. Ir man pavyko kažkokiu tai būdu čia pareiti. Nu, reziumė toks, kad vis tik tais buvau pasirinkęs tokį kelią, kur reikalingas tikrai gerą fizinius pasirinkimus. Ir atrodo ruošiaus prieš šitą kelionę. Sportavau ant tų kojų kažkiek. Bet čia tokia kelionė nelabai pasiruošę. Vis tik tais čia tik atvažiavęs gali pasiruošti. Nu ir viskas okei, pavyko. Ir kai jau buvau pasiekęs 8 km tą aukštį pačiai viršūniai, jau galvojau, kad viskas pusė. Padariau čia viską, čia į apačią nubėgsiu. Bet pasirodo klydau, į apačią dar turėjau daugiau reikalų. Negu viršų, kokius 2 km. Kelių iš vis nebuvo. Tai buvo pagal navigaciją sunku surasti, kur einu. Akmenys, miškai. Tai buvo žiauriai. Žiauriai buvo, bet kažkokiu tai būdu praėjau. Ir parėjau. Reziumė žiauriai, afigienai, jaučiuosi. Dabar viešbutį nusiprausnis, biškį pailsint kojas. Reit pavalgyti vakarienės. Alaus bokalą išgert nusipelniau. Va taip va.